Mane jau pristatęs iš Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamentą, esu čia su savo kolega, kuris vėliau savo dalį paskaitys. Iš tikrųjų noriu pasakyti, kad jūs esate mums labai svarbi auditorija, kadangi mes suprantam, kad ši informacija kažkaip turėtų pasiekti mokinius mokyklose. Bet mes paskaičiavom, kad neturim tikrai tokių žmogiškų resursų, kad atvažiuotume mokyklas, todėl esame nutarę dirbti per mokytojus. Todėl jūs esate viena iš tų svarbiausių auditorijų. Jeigu pristatymo metu turėsite klausimų, tai tiesiog kelkite ranką ir klauskite. Manau, kad jūs tikrai turėsite, nes manau, kad jūs dažnai klausinėjate. Apie ką mano pristatymas iš tikrųjų apie informacinius karus ir būtent tai, kas vyksta Lietuvoje. Kodėl mes pradėjome iš tikrųjų tuo klausimu domėtis, kada mes įstojome prieš 10 metų į NATO, mes turėjome suvienodinti savo kariuomenę su kitų NATO valstybių kariuomenėmis. Ir viena iš tų disciplinų, kurias reikėjo suvienodinti, tai buvo psichologinės operacijos. Na ir kada mūsų kariai pabuvojo Afganistane, Irake, kur jie vykdė informacinės psichologinės operacijas, ko mes negalime daryti pas save Lietuvoje, grįžę į Lietuvą, jie iš tikrųjų pamatė, kad tokios pačios informacinės operacijos tik tai jau prieš mūsų šalies gyventojus yra vykdomos Lietuvoje. Ir tada prasidėjo šitos informacijos kalbėjimas, rinkimas ir prezentavimas, pristatymas skirtingoms grupėms Lietuvoje. Galiu pasakyti, kad po Krymo įvykių, po Ukrainos įvykių kalbėti šią temą yra žymiai lengviau, nes kai anksčiau mes pristatinėdavom šį klausimą, dažnai gaudom tokį kaip ir dvejonės šešėlį, tokį pastebėjimą, kad gal vaikinam jūs truputį paranoja. Aišku, po įvykių Kryme ir Ukrainoje dabar jau tų kaltinimų mažiau, nes žmonės atsimerkė, suprato, kas iš tikrųjų vyksta ir kalbėti, pristatinėti šią temą yra žymiai lengviau. Taip pat mes turim didelę paramą iš Lietuvos aukščiausių valdininkų ir mūsų ginkluotųjų pajėgų vadės, kurie akivaizdžiai vardina, kad šiuo metu Lietuva gyvena informacinio karo sąlygomis. Taigi kariuomenė ir informaciniai karai kažkaip bendra, na jeigu tai yra karai, tai kariuomenė aišku ir turi apie tai kalbėti, beje viena iš mūsų pareigų tai perspėti Lietuvos gyventojus apie naujo pobūdžio grėsmę. Kodėl tai yra svarbu ir kodėl dabar? Todėl, kad jeigu grįžtume į istoriją truputį atgal, pamatytume, kad pirmieji karai, pirmieji mūšiai visų pirma vyko sausumoje. Kada laivai ištobulėjo, jie buvo pradėti gaminti škotai kietesnė negu medis, kada ginklai pagerėjo, jūrų pajėgos buvo labai svarbus ir dabar yra aišku elementas. Ir kai kurios strateginės pergalės būtent taip pat buvo laimėtos jūrų pajėgų pagalba. Oro pajėgos, be kurių mes praktiškai neįsivaizduojam dabar jokių karų, jos visi atsirado ir įsivystė visai nesenai, kaip ir tarp pirmo ir antro pasaulinio karo. Tai šiai dienai mes turime visiškai naują kovos lauką, tai yra informacinis laukas. Ir galime sakyti, kad prieš kiekvieną konfliktą, prieš kiekvieną karinę operaciją visų pirma, jinai prasideda informacinėje erdvėje. Vėliau tęsiasi lygiai greičiai vykstant įprastam konvenciniam karui arba karinė operacija ir baigėsi irgi informacinėje erdvėje. Tikriausiai žinote tą skrajojantį pasakymą, kad jeigu CNN nepranešė, kad jūs laimėjot karą, tai ko gero karo jūs ir nelaimėjot. Vėlgi, kodėl tai yra svarbu ir būtent šiais laikais? Todėl, kad jeigu stebime įvykius Ukrainoje, ypač rytų Ukrainoje, suprantame, kad tokio pobūdžio konflikto laimėti arba nugalėti priešą tokiam konfliktą be vietinių gyventojų paramos praktiškai neįmanoma. Ir mes turim suprasti, kad ne tik kariuomenė yra Lietuvos vienintelis gynimo įrankis. Mes esam tik tai vienas iš tų įrankių. Kiekvienas Lietuvos pilietis yra savo valstybės gynėjas. Bet jis turi suprasti, kad jis yra pilietis. Ir tokių žmonių, kurie tai supranta, kad jie yra Lietuvos kūrėjai, Lietuvos gynėjai reikalą esant, jų neįmanoma iš kažkur tai atsivežti, jų neįmanoma pulkas planuoti, jie turi būti ugdomi. Ir visų pirma, tai yra šeimos reikalas. Vėliau, kai mūsų vaikai patenka į mokymų ugdymo įstaigas, tai jau yra tų ugdymo įstaigų labai svarbus vaidmuo, būtent juos taip ugdyti. Na ir vėliau jie išeina į gyvenimą ir kiekvienas iš mūsų patenka į tam tikrą informacinį lauką, kuriame mes gyvename. Tai radija, televizorius, mūsų spauda, kurią mes skaitome, internetiniai žiniasklaidos portalai, taip pat, ką mes kalbam su draugais, ką mes kalbam su savo giminėmis, visas tai sudaro mūsų informacinį lauką. Ir mes manome, kad šiai dienai tas informacinis laukas nėra palankus tam, kad vystytųsi Lietuvos pilietis. Kadangi tam tikros valstybės, tam tikroji trečioji šalis, jinai investuoja į tai nemažai pinigų, iškreipia mūsų informacinę erdvę, kad tokie žmonės nesivystytų. Trumpas istorijos profesoriaus pasakymas apie tam tikrą fizinės okupacijos nebūtinumą. Jeigu tai perfrazuot savais žodžiais, tai iš tikrųjų mes laimime arba pralošame visų pirma savo galvoje.
Mes pralaimime ne tada, kada mes patiriame didelius nuostolius, esam nebeturim ginkluotės, esam nepavalgę, bet tada, kada iš tikro mes galvoje pasiduodame. Ir be abejo, paveikti mūsų protą ir šitai visų pirma yra naudojama informacija. Tad ir būtent todėl yra svarbus informaciniai karai. Aš dar pabrėžiu, kodėl būtent dabar, tai 20 amžiuje yra taip plačiai naudojama, bet jeigu grįžtume į istoriją atgal, pamatytume, kad be abejo tam tikri elementai jie atsirado ganėtinai senai. Kaip matote, karo menas, kuris buvo prašytas 600 metų prieš Kristų, jau kalba apie tam tikrus elementus. Visų pirma, mes turime suprasti, kad kariškių bet kurios valstybės nėra pagrindinė pareiga arba pagrindinė užduotis, kiek galima daugiau sunaikinti ir kiek galima daugiau nukauti gyvosios jėgos. Toli gražu tai nėra taip. Kiek jūs sunaikinsite, užgrobiate kraštą, tiek jūs patys turėsite ir atstatyti. Todėl, kuo jūs mažiau sunaikinsite, kuo jūs mažiau nukausite, to geresnį karo grobį jūs turėsite. Tai būtų vienas toks fizinis elementas. Antras elementas yra pastebėta, kad jeigu vyksta karo veiksmai, kurie nusineša daug gyvybių, nepaslaptis, kad paskutinėse konfliktuose nukenčia labai ir civiliai. Tai jeigu būna šitie iš tikro konvenciniai kariniai mirtini veiksmai, jie palieka žmonių atmintyje tam tikrą neigiamą atspalvį. O štai, jeigu jums viską pavyktų sutvarkyti vien tik informacinėmis operacijomis, net nepanaudojant tos tradicinės karinės jėgos, tokių prisiminimų žmonių galvose neišlieka ir taip jums lygiai daug lengviau kontroliuoti okupuotą kraštą. Apie valią priešintis kalba antras pasisakymas, tai yra labai svarbu, jeigu iš tikrųjų jūs tą valią iš žmonių atimate, jeigu jūs jas užgniuždate, tai tas kraštas ir nesipriešina, ir jokių karinių įprastinių veiksmų naudoti kaip ir nereikia. Karas tai yra aktyvistės kelias, tai yra suprantama ir plačiai naudojama, kaip žinote, nuo pirmo šūvio, ko gero miršta tiesa. Ir jeigu mes įsivaizduotume pačią tobuliausią informacinę operaciją apie karą, tai būtų tas, kad jūs viską pasakėte būtent įtakojimą, informaciją ir jokios karinės veiklos nenaudojate. Apie tai kalba paskutinis pasakymas. Puikiai žinote, mes esame Europos Sąjungoje, puikiai žinote, esame NATO, bet dėja mes nesame kažkur vakarų Europoje, nesame centrinėje Europoje, esame labai rytinėje jos dalyje, esame praktiškai ant pačio pasienio. Ir jeigu ką, reikia suprasti, kad mes būsime pirmi, todėl turime išlikti gudriausias ir turime stebėti savo kaimynus ir neleisti mūsų užniuoti tam tikromis saldžiomis dainelėmis. Na ir kaimynai atvirai, kurie yra mūsų atžvilgiu agresyviai nusiteikę, tai yra Rusija ir Baltarusija. Iš tikrųjų, jie to net labai ir neslepia, yra visa eilė jų politikų pasisakymų, kurie atvirai apie tai kalba, ir visa eilė dokumentų, kurių kelis parodysiu čia, kuriuose jie kalba apie tam tikras teritorinės pretenzijas ir tam tikras teritorijas. 10 metų esame NATO, bet tai yra toli gražu neduotybė, tai yra tai, dėl ko mes kiekvieną dieną iš tikrųjų turim kovoti. Ir paskutiniai mitingai, kurie nukreipti prieš NATO, tą parodo. Pirmieji prasidėjo 14 metų vidury, visai nesenai turėjom šiais metais prie amerikiečių ambasados mitingą prieš NATO, vėliau Kaune prie Soboro. Į ką norėčiau atkreipti dėmesį? Apie šios žmonės visus atskirai mes kalbame ganėtinai ilgai savo prezentacijose, bet jeigu pažiūrėtume, kokie žmonės atsirado šitose mitinguose, tai visai skirtingų ideologijų, visai skirtingų grupių nariai. Kaip matote, pašifruojantis elementai iš Šiaulių, 5-osios kolonos atstovas, kuris ko gero užsiima ardomąją veiklą Lietuvoje paskutinius 20 metų, žemaičių separatistai iš Būkime vieningi organizacijos, visokių žmogaus teisių gynimo organizatoriai apačioje kairėje, taip pat kelininkai, skalūnų dujų priešininkai apačioje dešinėje. Kaip matote, atrodo, jų tikslai, jų pomėgiai ir ideologija yra visai skirtinga, bet kada jie turi vieną taikinį ir kažkaip ir kaip tas režisierius surežisuoja, kad jie turi būti vienoje vietoje, jie susirenka, nežiūri savo skirtumą ir siekia tam tikrų vienų tikslų. Atrodo nekalti renginiai, netokie ir dideli, bet turime nepamiršti, kad pradėti tokius veiksmus panašius kaip Ukrainoje ir ypač rytų Ukrainoje, reikalinga tam tikra žiežirba, tam tikra rusenanti žarija, iš kurios vėliau įpučiamas visas didelis konfliktas. Reikalinga ta pirma senelė, į kurią priešiniškos valstybės pajėgos gali įžengti. Tai vat būtent šitie ir atlieka panašų vaidmenį. Na ir pasižiūrėkime, puikus pavyzdys Ukraina. 2006 metais jie buvo pasirinkę kelią dėl eiti į NATO. Ir pagalvokime, kasgi būtų, jeigu jiem būtų pavykę tuo metu įstoti į NATO. Gal mes net neturėtume tokio konflikto, kokį turime dabar. Na, vėliau prasidėjo įvairūs mitingai, panašus kaip ir Lietuvoje. Jie po 4 metų atsisako jau siekio tapti NATO nare, yra įteisinama rusų kalba. Na ir 14 metais mes turim karinį konfliktą tenai.
Vienas iš dokumentų, su kuriuo norėčiau jūs pažindinti, tai nacionalinė Rusijos federacijos saugumo koncepcija. Ir čia norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 3 dalykus. Visų pirma, kur yra jų užsienio politikos, jų veiklos prioritetas. Tai įvardinama posovietinė erdvė, dėmesį, kai patenkame tą posovietinę erdvę, ką reiškia tas padidintas dėmesys. Tai jeigu jie investuoja pinigus, jeigu jie rodo tą dėmesį, jie siekia kažkokių tikslų. Tikslai labai paprastai būtų, kaip besivadintų Rusija, ar tai buvo carinė imperija, ar tai yra Rusijos federacija, ar tai yra Sovietų sąjunga, vis tiek tai yra imperinis dalinys ir jisai turi plėstis. Ir tikslų jie iš tikrųjų neslėpia ir keli šimtmečius iš tikrųjų siekia tų pačių. Ir matomės tiesiog jie turi tam tikras teritorinės pretenzijos buvusi sovietinė erdvė. Visų pirma. Minkštosios galios terminas yra naudojamas šiame dokumente. Pats terminas vakarų pasaulyje naudojamas ganėtinai senai, bet tai valstijos vienas iš pirmųjų dokumentų, kur tai naudojama. Po Krymo įvykių mes galim sakyti, kad su minkštąja galia jiems sunkiai sekasi, jų minkštoji galia vis tiek perauga į psichologinės operacijas, į informacinius karus, į propagandą. Na ir kaip teisė kištis į kitų valstybių reikalus, jie pasilieka taip vadinamų tėvynainių gynybą kitose valstybėse. Kaip jūs manytumėte, dabar gal šį dokumentą jūs būtumėt priskiriami Rusijos federacijos tėvynainiams? Aš tikiuosi, kad jūs tokiais nesijaučiat, bet šį dokumentą, ko gero visi esantys šioje salėje, esame priskiriami šią kategoriją, kadangi žmonės, kurie gimė Sovietų sąjungoje, tai žmonių, kurie gimė Sovietų sąjungoje vaikai, ir tai netgi siekia carinės Rusijos laikus, kada santykiai išėjo iš Rusijos ir gyveno čia, yra dideli Lietuvos patriotai, kai kurie didesni negu kai kurie lietuviai, net jeigu to jie patys ir nenori, kažkas pasiruošęs juos nuo kažko tai ginti. Propaganda šį terminą iš tikrųjų naudojau ir naudosiu. Galima sakyti, kad po dešimtmečių, šimtmečių šios disciplinos naudojimo tai tapo meno ir mokslo sritimi, yra prirašyta daugybė vadovėlių, kur kalba apie tai, yra begalės apibrėžimų, čia yra tik vienas iš jų, kuris, manau, atspindi ir apibrėžia ganėtinai pilnai pačią reikšmę, kame yra pagrindinė propagandos grėsmė. Tai toli gražu nėra kažkokios kitokios nuomonės pateikimas, alternatyvios nuomonės pateikimas, kas būtų demokratinė pasaulyje visai tvarkoje. Propagandos pagrindinė grėsmė yra ta, kad jinai verčia jūs elgtis, nesuprasti, nežinoti, bet elgtis pagal tam tikrą veiklos modelį. Kad labai trumpai apie tai galėčiau pasakyti, man ko gero geriausia yra rūkymo reklamos propagandinė kompanija. Jeigu mes pažiūrėtume į video, kuris reklamuoja rūkymą, tai yra tiesiog gražūs žmonės, gražiose vietose, rūko ir matyt maloniai nuo to jaučiasi. Bet čia nėra ta grėsmė. Grėsmė yra tame, kad tokio pobūdžio informacija jūs verčia planuoti savo pajamas rūkymui, vėliau pradėti rūkyti, įprasti prie to ir leisti pinigus šitam žalingam užsiėmimui. Tai būtent jūsų veiklos modelio pakeitimas ir yra pagrindinė propagandos žala. Lygiai to pačio siekia ir, pavadinkim, valstybinio lygio propaganda arba karinė propaganda. Būtent, kad jūs būtumėte kitaip elgtumėt, kad jūs būtumėte mažiau savo valstybės piliečiais. Pasižiūrėkime į ką yra nusitaikiusios iš tikrųjų informacinės operacijos ir propagandinės operacijos kitose valstybėse. Tai yra 2 pagrindiniai taikiniai. Aišku, tai galima labai smulkmenų išskirstyti. Visų pirma, tam tikras vienetas kaip valstybė arba teritorija, jinai skirstoma tam tikromis tikslinėmis auditorijomis. Kiekvieną valstybę galima jomis įskirstyti. Na, jeigu paimtume Lietuvą, tai galim suskirstyti tai kariuomenė, policija, prokuratūra, švietimo įstaigos, vyresnioji karta, vidurinė karta, jaunesnioji karta, etniniai lietuviai, tautinės bendrijos, daugybė tikslinių auditorijų galima prigalvoti. Tada yra informacija nutaikoma į tą tikslinę auditoriją tam, kad ją pateikti negatyviai spalvoj. Tai būtų vienas taikinys, o antras taikinys ryšiai tarp šitų tikslinių auditorijų. Na, reikia suprasti, kad būtų sėkminga valstybė, visos šitos tikslinės auditorijos turi veikti išvien, suprasti, kad jos yra savo valstybės kūrėjai. Bet jeigu santykiai tarp jų yra blogi, tada ir pati valstybė yra silpna. Jeigu valstybė yra silpna, jinai yra lengvai įtakojama ir manipuliuojama. Gan ilgai stebint informacinę erdvę mes sudarėm tokių kaip 10 taikinių, į kuriuos yra pagrindė Lietuvoje nusitaikė, bet jeigu skaitote informaciją ir matote, kad jinai viena iš šitų 10 taikinių, tai žinokite, kad jinai gali būti kažkaip tai įtakota. Taigi tie 10 taikinių yra Lietuvos istorija, Lietuvos kariuomenė, NATO, Europos Sąjunga, mūsų narystė NATO, Lietuvos Lenkijos santykiai, kultūra, sportas, energetika, tai kad vietinės tautinės bendrijos Lietuvoje yra skriaudžiamos, na ir mūsų užsienio politika, tam, kad parodyt, kad mūsų valstybė yra nevykusi vakarų pasauliui ir taip pat, kad kažkur nežinomose vietose Lietuvoje yra rengiami revoliucionieriai, kurie keliauja vėliau į Baltarusiją, Ukrainą, Rusiją ir bando daryti spalvosios revoliucijos, taip keldami įtampą mūsų regione.
Trumpi palyginimai per 13 ir 14 metų. Jeigu atkreiptumėte dėmesį į viršutinį grafiką, tai yra kaip atakos informacinės pasiskirstė pagal taikinius, tai pamatytumėte, kad yra suaktyvėjimas prie taip vadinamų karinių taikinių, tai mūsų Lietuvos kariuomenė, NATO aplamai ir mūsų narystė NATO. Mes tai siejame su to, kad po įvykių Kryme vasario mėnesį praėjusiais metais iš tikrųjų buvo didelis sujudimas, vadinama, mūsų gyvenime. Mes kalbame apie naujų ginklų įsigijimą, mes kalbame apie kariuomenės didinimą, savanoriai, šauliai tapo labai populiarūs, taigi tas sujudimas yra. Jie tai mato ir bando pateikti kaip tam tikrą karinį isteriją. Lygtai grėsmės visiškai nėra, o lietuviai, kad išprotėję čia rūpinasi ginkluotę labai. Na, jeigu pažiūrėtume, taip pat yra padidėjimas prie kultūros taikinio, nežiūrint to, kad vyksta karas tarp Rusijos ir Ukrainos, ir mes kaip Lietuva, kaip vakarų pasaulio dalis palaikome Ukrainą, nežiūrint to, pulkai Rusijos kultūros veikėjai vis dėlto vyksta į Lietuvą ir daro įvairius kultūrinius renginius Lietuvoje. Bet apie kultūrą truputį vėliau. Jeigu pažiūrėtume į apatinį grafiką, matosi aiškus kritimas vasario mėnesį, mes siejame tai su tuo, kad kai buvo eskaluojami veiksmai Kryme, ko gero visas jų dėmesys buvo nukreiptas tą linkme. Bet vėliau, kaip matote, prasidėjo greitas atsigavimas, nes resursų žmonių, kurie užsiema tą sritimį, yra daug ir po to turėjome išlaikytą informacinę kompaniją visus metus. Labai trumpai apie tikslinės auditorijas, trumpas pavyzdys ir kodėl tai yra svarbu, visai tokio per pasakojimo, humoristinio pasakojimo prizmę. Taigi buvo padaryta tokia apklausa, kurios metu buvo prašoma žmonių atvirai, sąžiningai pasakyti, ką jie mano apie maisto trūkumą kitose pasaulio valstybėse. Na ir pažiūrėkime, kaip skirtingos tikslinės auditorijos atsako į tą klausimą. Visų pirma, europiečiai nesuprato, kas tai yra trūkumas, afrikiečiai nesuprato, kas tai yra maistas, JAV gyventojai nesuprato, kas tai yra kitos pasaulio valstybės, ir kinai su arabais nesuprato, kas tai yra asmeninė nuomonė. Taigi, matote, paprastas klausimas, bet skirtingi žmonės jį visiškai skirtingai supranta. Ir tai iš tikrųjų labai svarbu išnaudoti. Na ir kai mes gavome klausimą, kurgi iš tikrųjų pamatyti tą propagandą, žmonės sako, mėgsta sakyti, kurgi pamatyti man tą juodą propagandą, tai labai greitai. Manau, kad pats lengviausias būdas tai yra tiesiog pasinaudoti mūsų teikiamomis žiniasklaidos priemonių privalumais, pasirinkti vieną transliuotoją, tebūnė jisai, tarkim, Rusijos valdančioji dabar dauguma. Kaip žinote, visas žiniasklaidos priemonės pasirėję paėmė į vienas rankas ir pažiūrėkime, ką jie transliuoja skirtingom tiksliniam auditorijom. Turime klausimą, pavyzdžiui, NATO. Kada jie kalba apie NATO savo Rusijos gyventojams, jie sako, kad tai yra labai didelė stipri organizacija, kuri vis stiprėja, nenumaldomai artėja prie Rusijos. Labai daug yra dabar NATO Baltijos valstybėse, tai ko gero galbūt iš čia ir puls Rusija. Kada jie kalba apie tai, tarkim, Lietuvos auditorija sako, kad NATO yra labai silpna, niekam nereikalinga organizacija, būtent todėl tokio silpno organizacijų Lietuvai visiškai neapsimoka, kam išvaistyti tos pinigus bendrom misijom, bendrom pratybom. Dėl to, kad Lietuva jaučia kažkokią grėsmę iš Rusijos. Nu, tai paprasčiausiai atsijungkite nuo NATO, prisijungkite prie Rusijos ir jokios grėsmės jums nebeliks. Tokios pagrindė žinutės. Norėčiau čia video labai trumpą parodyti, tiesiog kaip kažkiek sekundžių, kaip jie atrodo jų pašnekesiai apie NATO. Beje, gal galėtume pakelt ranką, kas nesupranta rusų kalbos? Taip, čia ta auditorija, kur dar supranta rusų kalbos. Вот кольцо. Мне кажется, что наша страна оказывается в этом кольце. Я лично чувствую какие-то вот удушающие ощущения, что кто-то меня душит. Мне кажется, что это НАТО. Поскольку блок НАТО разрастается словно раковая опухоль. И буквально за последние 25 лет проглотил наших союзников по Варшавскому договору, а потом некоторые части Советского Союза, прибалтийские страны. Нам когда-то обещали, я в Мюнхене в свое время говорил об этом на конференции по безопасности, что после объединения Германии не будет расширения НАТО на восток. Kaip matote, du labai svarbus dalykai yra šiame trumpame video. Visų pirma, tai yra puikiai parodyta nuotaika, kokią jie mato ir jie kalba apie NATO, palygindami ją su Vėžiu, kuris nenumaldomai artėja prie Rusijos.
Tai ir atspindi tą nuotaiką iš tikro, tai atspindi net ir jų dokumentuose, nes pagal naują karinę Rusijos doktriną NATO tai yra karinis priešas numeris 1. Antroje dalyje matosi tai, kas yra iš tikro svarbu mums, tai kad jie šiuo metu politiniam lygmenį visiškai nesutinka, kad dalis valstybių, taip pat įskaitant ir Lietuvą, jos yra NATO, kad jos buvo prijungtos prie NATO, nes jie tam kaip po politinio supratimo ir nėra davę. Kultūra. Iš tikrųjų, kai kalbame apie kultūrą, žmonės kartais klausia, kultūra ir propaganda, informaciniai karai, kas čia gali būti bendra. Kultūra tai yra dvasinis kanas ir čia tikrai nėra vietos tom juodom technologijom. Žmonės, kurie akademiškai tyria šį klausimą, kaip tik ir sako, kad geriausia propaganda yra tam, kad kuri priverčia žmonės juoktis arba verkti. Kada žmogus pasiduoda emocijomis, išjungia savo kritinį mąstymą ir tą informaciją tiesiai keliauja jam į sąmonę arba bent jau į pasąmonę. Daugybės kultūrinių reikalų patenka čia į mūsų taikinę kultūrą, tai įvairūs renginiai, įvairūs spausdiniai, įvairūs konferencijos, įvairios knygos, televizija, videofilmai, kuriuos mes galime nusipirkti mūsų prekybos centruose, taip pat labai svarbu ir televizija. Visų pirma, tikriausiai skaitėte, žiniasklaidoje buvo plačiai žurnalistų linksniuojamas tas klausimas, kad per mums minėtinas švęstinas dienas, kaip kovo 11, vasario 16 ir kitos tam tikros pop grupės iš Rusijos atvažiuodavo ir darydavo koncertus. Ko gero, ne tie žmonės, keli tūkstančiai, kur susirenka į tą renginį, yra pagrindinis pažeidimas, kuris Lietuvoje praktiškai padaromas informacinėje srityje. Bet ta didelė informacinė kompanija aplink šį renginį, kurį kviečia jūs, tarkim, vasario 16 švęsti Gazmanovo koncertą, čia ko gero būtų tas informacinis poveikis. Aišku, kai darom tokius pranešimus jaunimui, jie sako, klausykit, Gazmanovas, kas jį aplamai gali eiti, jis jau beveik miręs, tai jis jokios įtakos nedaro. Tai tiesiog tai yra ne jų tikslinė auditorija, bet yra vyresni žmonės, kurie atsimena šį atlikėją nuo sovietinių laikų, jie mato jį koncertuose Kremliuje, čia jis atvyksta pas juos į Lietuvą, jie jaučia tam ryšį, tam tikrą bendrumą, yra suaktyvinami tam tikri nostalgijos jausmai ir vis dėlto tas poveikis yra daromas. Turime įvairių serialų, kurie rodomi Lietuvoje, tai kaip ir Stalino sūnus, kuris originaliai vadinasi Tautų tėvo sūnus. Manau, kad jau pats pavadinimas pasako ideologinę nuotaiką tame seriale. Na ir Čevajevas, kuris, ko gero, senesni kūriniai buvo labiau meniškai, o nauji yra padaryti labai greitai, nemeniškai, tiesiog sudaryti tam tikrą atmosferą, parodyti tam tikrą simbolį, priversti žmonės mąstyti tam tikrą kryptimi. Taip pat atsiliepimai žmonių, kai mes darom pristatymus, kad Druskininkuose darėme vieną tokį pristatymą ir vienas valdybos darbuotojas pasakė, kad jis visą gyvenimą savo vaikais dalinosi įspūdžiais, kaip buvo blogai sovietiniais laikais ir Stalino režimas buvo baisus, o štai jo dukra pažiūrėjo šitą serialą ir sako, sako, negaliu patikėti, kad jis buvo blogas. Taigi jis nuostabus yra valstybės lyderis, tiesiog ištempė iš visų bėdų Rusiją. Tai jis tiesiog negali būti blogas žmogus. Tai kaip matote, serialas turi tam tikrą poveikį. Dalį produkcijos mes pasidarom patys ir Lietuvoje, aišku, pinigai ko gero vis tiek atkeliauja iš rytų. Gal galite pakelt rankas, kas matė filmą Eksursantė? Nedaug. Tai manau vienas, jeigu turėsit galimybę nebrangiai pasižiūrėti, tai pasižiūrėkit, manau vienas puikiausių, naujausių propagandinių kūrinių. Iš tikrųjų, žinutė, kuri pagrindai yra transliuojama, yra tai, kad Lietuvoje tuo metu vyko pilietinis karas ir jokios trečios šalies įsikišimo nebuvo. Jeigu prisimenate dar tokį filmą, kaip Niekas nenorėjo mirti, ta pati žinutė ir tame filme yra transliuojama. Jeigu prisiminsite karą Gruzijoje su Rusija, tai irgi buvo bandoma pagrindinė žinutė ištransliuoti, kad štai gruzinai pradėjo spausti tam tikras tautinės bendrijas, prasidėjo pilietinis karas ir Baltarusija atbėgo išgelbėjo taikius gyventojus. Ukrainoje taip pat, jeigu nežinote, vyksta pilietinis karas, tai yra transliuojama ir apie tai kalba Rusijos kariai, stovėdami 300 km Ukrainos teritorijoje su rusiškais ginklais, su rusiška technika, bet jie kalba apie pilietinį karą Ukrainoje. Taigi tai matote, tai yra propagandos matrica, kuri išnaudojama labai ilgą laiko tarpą. Na ir jauniausiai mes turim kitus produktus, jeigu matote, paskaitykite, kas parašyta apačioje, o tuo metu aš pabandysiu papasakoti, prie ko čia šitie vaizdai. Iš tikrųjų yra kelios kryptys, kurios veikia kultūrą. Visų pirma, tai kultūrinės erdvės iškreipimas. Šiuo metu mes ir, manau, istorikai galėtų pasakyti, kad didžiąją istorijos laiko dalį Lietuva priklauso vakarų pasauliui. Jeigu mes esame vakarų pasauliui, mes turėtume vartoti vakarų kultūrą, nes ką vartoji, toks pats ir patambi. Kada verslininkų mes paklausom, kad štai mes gyvename Europos Sąjungoje, yra daug didesnių už mūsų valstybių, kurios tikrai turi kultūrinių produktų, kodėl mes jų nematome Lietuvoje, turime lenkiškų filmų, ispaniškų filmų, itališkų ir panašių. Jie atsako, kad jeigu mes nesuprantam
tos šalies kultūros, jeigu mes net pažįstam jų žvaigždžių, tie produktai bus neparduodami Lietuvoje, nes mes nesame įpratinti prie tos kultūrinės erdvės. Tai štai tokie multikai iš tikrųjų atlieka pratinimą prie tam tikros kultūrinės erdvės. Kodėl tai yra žalinga? Mes manome, kad geriausias pavyzdys yra Krymas. Žiūrėkite, Krymas buvo okupuotas, aneksuotas ir tai politikai reiškia, kad mes su tuo niekada nesutiksime, niekada nepripažinsime. Bet mes pasigėdome reakcijos iš žmonių, iš tiesiog iš pasaulio bendruomenių. Okupuota didelė teritorija, po Antrojo pasaulinio karo kažkas panašaus neįvyko. Kodėl nebuvo tų žmoniškos reakcijos? Mes manome, kad tą žinutę ištransliuota, kad Ukrainoje Kryme gyveno daugiausia rusakalbiai, gal net 80%, leido vakarų auditorijoms nusiraminti, sakyti, na, rusai okupavo rusus, gal jie ten vieni kitų labai neskriaus, ten į Sibirą netrems, į kalėjimus nesodins ir taip tiesa dar išliūliavo. Pažiūrėkime, kaip atrodome mes, atsintas žmogus į Vilniaus oro uostą, išlipa, susėda į taksi, ruskai radiją, nuvažiuoja į viešbutį, įsijungia televizorių, 60% produkcijos rusų kalba, išeina į kavinės, visi laukia rusų, baltarusų turistų, atitinkama muzika, atitinkami kanalai muzikiniai per televizorius. Ir jie galvoja, gal rimtai per tą carinę okupaciją, vėliau per sovietinę, mes čia visai ir supanašėjom, tai galbūt, jeigu mums kažkas panašaus atsitiktų, jie taip pat sėkmingai nereaguotų. Televizija iš tikrųjų yra ruporas numeris 1 propagandai Rusijoje, jų pačių televizijos kūrėjai stebisi, kiek Rusijos auditorija yra pavaldi televizijai. Reikėtų dar suprasti, kad tik tai 40% Rusijos gyventojų turi prieimą prie interneto, tai pasitikrinti tą informaciją yra taip pat ganėtinai sunku. Kalbant apie Lietuvą, geriausias paskaičiavimas, kaip matote, apie 14% žmonių Lietuvos gyventojų, jie nuolatos žiūri rusiškus televizijos kanalus. Kitais paskaičiavimas tai yra 22%. Atrodo tai nedaug, tai yra 400 000 žmonių. Na ir kitur lentelės pusėje jūs matote, kiek žmonių turi balsuoti už vieną arba kitą partiją, kad jinai patektų į top 3 ir sudarytų valdančią daugumą ir būtų atsakinga už svarbiausius strateginius sprendimus Lietuvoje. Tai bent jau matematiškai tų įtakotų žmonių, kurie dalyvautų balsavime, yra užtektinai. Taip pat dažnai žmonės sako, na, žiūriu aš televiziją, bet aš ten tokio žiūriu. Aš tai nežiūriu tų valandinių propagandinių laidų, aš žiūriu ten pokalbių šou, kažkokį serialą, kažkokią tai maisto gaminimo laidą. Bet pagal mūsų pastebėjimus, tai būtent įdėti tam tikrą sakinį, tam tikrą posakį arba nuotaiką į vieną arba kitą laidą, tai yra pats pagrindinis propagandos menas. Bet jie patys supranta, kad tos ilgos propagandinės laidos žmonės iškart jungia kritinį mąstymą ir kaip jie žiūri. Trumpas pavyzdys, vėlgi pasidalino vienas iš mūsų klausytojų, po Krymo aneksijos jis įsijungė kanalą Medžioklę ir žiūrėjo laidą. Kas įdomiausia, laida buvo iš Krymo ir vedanys iš karto pradėjo, sveiki, šiandien bus laida iš Krymo. Štai galų gale Krymas po tiek neteisėtų metų buvimo kitoje teritorijoje vėl grįžo į mūsų glėbį, tai yra Iskona Ruskaya Zemlia ir mes štai čia puikiai pamedžiosime, visi keliaukite čia ir ilsėkitės. Taigi, matote, paprasta laida, atrodo nieko su propaganda, bet žinutės yra puikiai sudėtos. Taip pat žmonės sako, kad man tai įtakos per daug didelės nedaro televizija. Bet televizija dėja yra sukonstruota taip, kadangi tai yra ir garsas, ir vaizdas, ir klausimai, ir atsakymai, kad jums net nereikia labai dėmiai to žiūrėti, vis tiek tą informaciją patenka į jūsų sąmonę ir pasąmonę. Puikus palyginimas buvo šiame straipsnė, kad rašoma apie tai, kad kai gurka dėjo į marinavimo stiklainį, jis irgi galvoja, kad čia tokio, ten kitie gurkai ir vanduo, bet kada jis pateko į tą stiklainį, jis vis tiek tapo marinuotas. Internetas, tai yra antras įrankis kartu su televizija, dėl to informaciniai karai yra tokie paveikus ir populiarūs 21 ir 20 amžiuje. Tai yra labai stambi masinė informavimo priemonė ir kaip žinote, mes turime ne tik stacionarius kompiuterius, kuriuos naudojame darbe arba namuose, bet ir turime išmaniuosius telefonus, kurie lydi mus praktiškai kiekviename žingsnyje. Taigi mes esame prijungti prie informacinės erdvės praktiškai 24/7. Ir taip pat statistika rodo, kad jeigu jūs turite išmanų telefoną, jūs apie 150 kartų per dieną pažiūrite jį. Na, jeigu jūs net nepaskaitote tam tikros žinutės, tai bet jinai yra svarbi, tai jums paskambina draugas ir sako, ar jau matei, ar jau skaitai, jeigu ne, tai būtinai nueikite paskaityti. Taigi net jeigu nenorime, mums vis tiek tik šitą informaciją. Aišku, socialiniai tinklai irgi prie to labai smarkiai prisideda. Lyginant šios metus su kitais, norime pasakyti, kad tam tikri propagandiniai portalai, puslapiai, kurie anksčiau buvo tokie ganėtinai profesionaliai paruošti, ganėtinai daug ten buvo informacijos, juos pakeitė labai greiti projektai. Kadangi jie po truputį dabar jau būna uždraudžiami, todėl jie daug į tai investuojama, jie yra labai greiti, trumpi, pigus, ten nėra labai ką paskaityti, bet savo vaidmenį jie vis tiek atlieka.
Taip pat labai svarbu, manoma, yra komentarų pasaulis. Jeigu labai trumpai prieš eilę metų mes gavom informaciją, kad tokie gražų komentarai nėra rašomi vien tik tokių paprastų žmonių, paprastų skaitytojų kaip mes. Tai yra kontroliuojamas reiškinys, į ką yra investuojami labai dideli pinigai, tam, kad formuoti tam tikrą atmosferą komentarų pasaulyje. Visų pirma, tas reiškinys prasidėjo Kinijoje ir Rusijoje, vėliau jis persikėlė į visas postsovietinės teritorijas, ten, kur Rusija norėjo daryti savo įtaką. Na ir kada mes pasakodavom tą informaciją vakariečiam iš NATO ir Europos valstybių, sakydavom, įtaka per komentarus, labai įdomu. Nu, tokio patikėjimo jų akyse tikrai nebuvo daug. Tai dabar visą šitą reiškinį jie gavo ir patys. Jau dabar rašo komentarus lenkiškai, prancūziškai, vokiškai, angliškai ir dabar jau jie mato šitą reiškinį, jie dabar jau rašo straipsnius ir šviečia savo visuomenę apie tokį poveikį. Kodėl komentarai yra pateikti? Atrodo, kad net neverta čia investuoti pinigų. Tiesiog žmogus, kai jisai atsidaro straipsnį, kokioj nors žiniasklaidos priemonė, jis galvoja, nu čia šitą žiniasklaidos priemonę, mes žinom, jinai ten turi tam tikrą pokalbį. Tai žurnalistas šitas, tai jis tikriausiai gavo pinigų, štai va tokį parašė straipsnį. Bet tada galvoja, dabar aš nueisiu į komentarus, paskaitysiu, ką ten žmonės rašo tokie patys kaip aš. Na ir nuėję, jie gauna ten dvigubą dozę. Dabar galime sakyti, kad tai yra ne tik komentarų pasaulis, bet aplamai viskas, ką jūs galite už dyką arba neprisiregistravę padaryti internete. Ir tokių veikų yra iš tikrųjų labai daug. Žinote, kad jeigu žiūrite YouTube kanalą, po video klipais jūs taip pat galite rašyti komentarus. Yra labai daug vietų, kur jūs galite spausti mėgstu, nemėgstu, like, nelike. Taip pat, kai yra komentarai, jūs galite už tą komentarą prabalsuoti. Vienu žodžiu, daugybė veiklos, ką jūs galite neprisiregistravę padaryti internete. Tai yra suprantama ir tai yra išnaudojama. Norėčiau pradėti pasakojimą nuo įvykio, kuris buvo vienam iš Prancūzijos žiniasklaidos priemonių. Jie padarė apklausą, ką galvoja Prancūzijos gyventojai apie tai, ar Mistral laivai turi būti perduoti Rusijai ar neturi. Ir kada jie gavo duomenis balsavimo, jie nustebo, beveik didžioji dalis Prancūzijos gyventojai nori, kad tie laivai būtų perduoti Rusijai. Įsivaizduokite, koks tai nors tai yra neteisinga apklausa, nes bet kuri apklausa turi tam tikras taisyklės, tai yra paprasčiausiai žmonių skambučiai arba balsavimai iš kompiuterio, bet vis tiek kokį spaudimą tai sudaro politika. Na ir vėliau kad laikraštis pasityrinėjo, kasgi iš tikro buvo tie balsuotojai, ir jie pamatė, kad didžioji dalis balsų iš tikro atkeliavo iš Rusijos. Ir visa atmosfera tos apklausos buvo iškreipta. Na ir tikriausiai prisimenat, VSD išplatino pranešimą, tiesiog perspėjo žurnalistus, kad į juos bus kreipiamasi ir per juos bus bandoma ištransliuoti vis daugiau propagandos, būtent Lietuvoje. Ta pačią dieną mes gavome apklausą Lietuvoje ir vienam iš portalų, vėliau ta apklausa buvo pasidalinta televizijoje. Kaip matote, TV3, jie uždavė klausimą, ar paskelbė, kad Lietuvoje stiprėja Rusijos propaganda. Ir didžiavam nustebimui, 80% iš tikrųjų įsižiūrėjo net ir vedėją, 82% pasakė, kad jokios propagandos nėra, Rusija sako tiesą. Vėlgi įsivaizduokit, kokią tai daro poveikį, kokią jums pirmą emociją tai sukėlė. Kas įdomiausia, kad labai greitai atsiranda straipsniai rusų spaudoje, kad žiūrėkite, net lietuviai supranta, kad Rusija sako tiesą. Tai jeigu arba buvo dvejojančių Rusijoje, tai jie turėtų irgi nusistebėti, mes galvojam, kad čia propaganda, bet žiūrėkite, net lietuviai tiki viso to. Na ir vėliau, aišku, tik tai buvo pateikta informacija, kad visi tie balsavimai buvo suklastoti. Ir iš tikrųjų, kaip matėte, iš vieno kompiuterio atkeliavo beveik 7500 balsų. Ir tų netikrų balsavimų buvo praktiškai 67. Tai nesvarbu, kiek iš tikrųjų būtų balsavusių žmonių, jie vis tiek būtų pastatę tokį skaičių, koks jisai būtų jiems reikalingas. Ir tokie trumpi klausimai ir tokia baisioli informacija iš tikrųjų yra labai paveikia. Turime mes ir internetinių puslapių, kurie yra iš tikrųjų atvirai valstybiniai, kurie turi daugybę pažeidimų juose. Dalis jų uždaromi, dalis jų išlieka. Sunkumas juos uždarant yra tame, kad ne vienas iš jų nėra patalpintas į tinklapius kažkur tai į serverius, turime kažkur tai Lietuvoje, jie įsibarstė po pasaulį, vis dėlto ta teisinė procedūra užima tam tikrą laiką. Vėliau pastebėjom, kad uždaryti tam tikrai puslapį, jie persikėlė į socialinę žiniasklaidą. Socialinė žiniasklaida Lietuvoje tai yra Facebookas. Beje, gal galėtume tokią ranką, kas iš jūsų naudoja Facebooką? Panašios auditorijose reikėtų klausti, kas iš jūsų nenaudoja Facebooką. Net tie, kurie nenaudoja, tikriausiai nekeltų ranką. Tai iš tikrųjų jūs teisus, tai yra beveik 1 milijonas vartotojų Lietuvoje ir ten labai jaunų žmonių neturėtų būti, nes registracija galima nuo tam tikro amžiaus, aišku, jie labai lengvai ateina. Ir neturėtų būti labai jau saugusių žmonių, kurie aplamai nenaudoja kompiuterių. Tai yra žmonės, kurie dalyvauja politinėme gyvenime ir kurie ruošiasi ten dalyvauti. Taigi ta auditorija yra labai svarbi.
svarbu socialinė žiniasklaida. Todėl įsivaizduokime, jeigu anksčiau mes turėtume prieš šiek metų į tam tikrą žmonių grupę, kuri dalinasi tam tikrą ideologiją. Jie norėtų susitikinėti ir dalytis tą informaciją. Jie tai turėtų daryti fiziškai arba kabėti ant laidinio telefono. Arba rinktis kokią mangarę, arba parkelį. Šiai dienai jie gali sėdėti šią salėje, gali būti troleibuse, gali būti traukinyje. Socialinė žiniasklaida jos vis tiek sujungia į tam tikrą draugų ratą, jie patys gali rašyti informaciją, jie patys gali gauti informaciją. Ir netgi gali veikti kaip žurnalistai, kaip žiniasklaidos priemonė. Viena iš grupių Lietuvoje, kuri puikiai valdžiusi socialinę žiniasklaidą, yra žemaičių judėjimas Būkime vieningi. Labai trumpai, jeigu neskaitėte ar nematėte, neaptikote jų niekada, tai yra žmonės, kurie išnaudoja tam tikrą žemaičių separatizmo gaidą. Taip pat galima lengvai žiniasklaidai surasti, kad ideologiniai įkvėpėjai yra žmonės iš Rusijos, ko gero ir pinigai iš ten atkeliauja jų veiklai. Jie puikiai valdė, turi internetinį puslapį, turi Facebook'o profilį, turi YouTube kanalą, taip pat turi ir tam tikrus spausdintinių leidinių. Kaip matote, tas atšaukimas raginantis žmonės balsuoti už Klaipėdos krašto atsiskyrimą ir prijungimą prie Karaliaučiaus taip pat buvo patalpinta į vieną iš jų priemonių, o tai jau praktiškai yra separatizmo skatinimas. Turime ir tokių puslapių, kurie labai pasidarė populiarūs po Krymo aneksijos, tai apjungia Lietuvos rusakalbių tautinę bendriją ir jie praktiškai netgi veikia kaip tam tikra žiniasklaidos priemonė, o visi, kurie apsijungia į draugų ratus, jie veikia praktiškai kaip žurnalistai. Vienas pavyzdys tikriausiai prisimenate iš mūsų žiniasklaidos, kad vienas druskininkų gyventojas po Krymo aneksijos iškabino Rusijos Federacijos vėliavą ant savo namą. Apie tai informacija mūsų spaudoje tuo ir baigėsi. O štai šiame puslapyje ta informacija buvo pratęsta, kad vėliau lietuviai susirado tą žmogų ir žiauriai sumušė.